Tęsiant po Rebuild Ukraine pristatymų, kuriame buvo pabrėžta 3 pramonės sektorių svarba Rebuild Ukraine programoje – statybos ir infrastruktūros, mašinų ir įrangos bei energetikos ir elektros sektorių. Todėl paruošėme 3 pristatymus, apimančius kiekvieną iš šių sektorių. Tai turėtų suteikti jums supratimą, kaip jie yra struktūruoti Ukrainoje ir tikimės padės pamatyti, kur jūsų produktai ir paslaugos galėtų rasti galimybių. Nepamirškite, kad viešojo sektoriaus konkursuose leidžiama dalyvauti konsorciumams. Jie taip pat suteiks jums pirmosius kontaktinius taškus pagrindinėse prekybos asociacijose ir žinoma, mes esame pasirengę padėti su bet kokiais pristatymais, kurie jūsų manimų galėtų būti naudingi. Kaip galite įsivaizduoti, dabartinis Rebuild Ukraine programos prioritetas yra nukreiptas į Ukrainos infrastruktūros atstatymą ir remontą. Kaip matėte per žinias, ši infrastruktūra labai kenčia nuo Rusijos atakų. Manau, kad naudinga pradžia būtų makro lygmens įvadas į statybos ir infrastruktūros pramonę. Tai padeda suprasti, kokia svarbi šis sritis yra Ukrainos ekonomikai, ypač dabartinėje situacijoje. Taip pat aptarsime, kokį vaidmenį gali atlikti užsienio įmonės ir kokios yra bendradarbiavimo galimybės tarp užsienio ir Ukrainos įmonių Rebuild Ukraine programoje. Remiantis naujausiais duomenimis, Ukrainos statybos ir infrastruktūros sektoriuje veikia daugiau nei 10 000 įmonių. Statybos pramonė Ukrainoje yra viena didžiausių pagal finansavimą ir reikšmingai prisideda prie šalies ekonomikos. Šalyje statybos ir infrastruktūros projektuose dirba šimtai tūkstančių darbuotojų. Be abejo, karo reikalavimai tiek dėl kariuomenės žmogiškųjų išteklių poreikio, tiek dėl didžiulio statybininkų poreikio augimo lemia, kad pramonė susiduria su dideliu darbo jėgos trūkumu. Statybinių medžiagų, technikos ir įrangos importas infrastruktūros atstatymui toliau auga, o užsienio produktų paklausa išlieka didelė visoje šalyje. Kitoje skaidrėje apžvelgsime Ukrainoje veikiančias prekybos asociacijas ir aptarsime, kaip jos kartu su ECC Ukraine gali padėti jums įžengti į Ukrainos rinką. Čia matote pagrindinės nacionalinės pramonės asociacijas. Ypač norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šias – Ukrainos statybos rūmai. Tai yra pagrindinė organizacija, jungianti statybos sektoriaus įmonės ir specialistus. Ukrainos statybininkų konfederacija atstovauja statybos įmonių interesams nacionaliniu lygmeniu. Ukrainos vandentvarkos įmonių asociacija vienija įmonės, kurios specializuojasi vandens tiekimo ir nuotekų srityje. Ukrainos vandens asociacija skatina vandens išteklių ir infrastruktūros plėtrą. Ukrcement asociacija remia cemento ir kitų statybinių medžiagų gamintojus. Jei norėtumėte susipažinti su kuriomis nors prekybos asociacijomis, mielai jums padėsime. Tiesiog parašykite man laišką. Pažvelkime trumpai į galimybės, kurias siūlo Rebuild Ukraine programa. Galimybės įmonėms dalyvauti Rebuild programoje atsiranda kiekvieną savaitės dieną. Infrastruktūros atstatymo programa skiria lėšų tiek dideliems, tiek mažiems projektams, įskaitant kelių, tiltų, vandens tiekimo tinklų ir energetikos objektų atstatymą. Statybos įmonės aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektus, prisideda prie greito pažeistos infrastruktūros atstatymo. Vietos valdžios institucijos, taip pat didelės korporacijos ir tarptautiniai partneriai aktyviai bendradarbiauja siekdami užtikrinti finansavimą ir efektyvų projektų įgyvendinimą. Poreikiai yra milžiniški. Kitoje skaidrėje apžvelgsime galimybės užsienio įmonėms dalyvauti. Užsienio įmonės gali ir dalyvauja Rebuild Ukraine programoje. Užsienio įmonės atlieka svarbų vaidmenį infrastruktūros atkūrimo programoje, suteikdamos papildomų išteklių, patirties ir technologijų. Jie gali dirbti savarankiškai arba kaip konsorciumų su Ukrainos įmonėmis dalis. Užsienio įmonės papildo Ukrainos įmonės, suteikdamos pažangiausias technologijas, techninę pagalbą bei naujausias statybinės medžiagas ir įrangą. Žinoma, daugumai statybos projektų vietos žinios yra nepakeičiamos, tačiau tai neturi tapti neįveikiama problema. Kitoje skaidrėje paaiškinsiu, kaip ECC ir Ukrainos prekybos asociacijos gali padėti. Įmonių suporavimas. Tai gali būti tiek su atskirais specialistais, tiek su Ukrainos statybos ir inžinerijos įmonėmis. Jei žinote, kokios pagalbos ieškote, ECC ir prekybos asociacijos gali padėti surasti jums tinkamą partnerį. ECC ir prekybos asociacijos gali organizuoti platformas, skirtas supažindinti Ukrainos ir užsienio įmonės, pavyzdžiui, per mūsų 2 kartus per metus vykstančius Rebuild Ukraine virtualius forumus. Galime suteikti informacijos apie bendradarbiavimo galimybės ir padėti organizuoti tiesioginius susitikimus bei derybas. Taip pat galime koordinuoti bendradarbiavimo procesus ir remti bendras iniciatyvas, kad atstatymo projektai būtų efektyvesni.
Na, tai beveik viskas, ką norėjau pristatyti apie Ukrainos infrastruktūros pramonę. Belieka tik pateikti keletą baigiamųjų pastabų, o tada pereisime prie kito pristatymo apie Ukrainos mašinų ir įrangos pramonę. Štai mano pristatymo santrauka su keliomis išvadomis. Neabejotinai yra reikšmingų galimybių užsienio įmonėms dalyvauti Ukrainos infrastruktūros ir atstatymo programoje. Užsienio įmonės gali teikti paraiškas programoms savarankiškai arba konsorciume su Ukrainos partneriais. ICICI gali padėti užsienio įmonėms surasti patikimus partnerius tarp Ukrainos įmonių, kad kartu dirbtų svarbiuose atstatymo projektuose. Labai tikiuosi, kad matote galimybių įsitraukti. Norėdami išsamiau susipažinti su galimais projektais, pažiūrėkite, kaip ICICI Rebuild Ukraine portalas gali jums padėti. Na, ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Ukrainos statybos ir infrastruktūros pramonę. Tikiuosi, kad tai suteikė jums supratimą apie galimybės jūsų įmonei dalyvauti Ukrainos atstatyme ir kad matote, kaip mes, ICICI, galime padėti jums įžengti į Ukrainos rinką. Jei ši informacija jums buvo naudinga, labai padėtumėte mums, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujienas. Taip pat pasidalykite šio vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis bei verslo kontaktais. Būtume jums labai dėkingi. Svarbiausia, prisiminkite, ICICI Ukraina ir mūsų partneriai yra čia, kad jums padėtų. Mano vardas Oleksijus Kožanovas. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų žinių.